Sveiki žiūrovai ir vėl atlėkiau į sekmadienio turgų su šeima. Turgus didelis, pardavėjų pilna, teritorija praplėsta, nes keletą kartų netilpo visi. Ir ką, jau 12:30, lėkime žiūrėti, ką pardavinėja. Čionais ant stalo buvo Lego, po 5 svarus, po 3, žaidimai DS-o po porą svariukų, bet nieko nepirkau, nieko nereikėjo. Čionais daug žaislų, daug visokių elektronikos, telefono. Dar matėsi PS4 konsolė, bet labai jau sudėvėta. Tai net neklausiu, kokią kainą. Ir vėl daugybė žaislų, daugybė DVD filmų. Nuo šito stalo nieko nepirkau. Greitai apžiūrėjau ir ėjau pirmin, kadangi kiekvieną minutę žmonių turguje vis daugėjo. Eilė buvo ilga. Tai kol visi sueis, norisi kuo greičiau antram ar trečiam apžiūrėti stalą, susirinkti vertingiausius daiktus, ką galima užsidirbti. Čia vėl lėkštės, laikrodukas guli, bet buvo nefirminis. Keletą čia filmų radau, paskaičiau pavadinimus. Buvo žinomesnių, bet tiek jau to. Nekolekcionuoju šių. Nėra jie tokie ir brangus. Geriau žaidimus pirkti. Čia daug statulėlių. Šitas laikrodis gražus buvo. Vertas dėmesio. Taip pat muzikos kompaktų. Čia dar pamačiau daug įvairių daiktų, knygų, batų. Truputėlį apžiūrėjau, bet buvo batai, 10 svariukų. Tai ne ačiū, brangoka. Čia ant stalo buvo Xbox kamerytė, brangoka. Toliau ir vėl batai, bet prastos jau kokybės, panešioti. Greit apžiūrėjau, čia kompaktai. Nelabai aš noriu jų tikrinti, nes daug laiko užima. Reikia žinoti daug. Čia statulėlės kelios įkrito į akį, apžiūrėjau, bet neradau šių internete. Kiek jų vertė šitą mašinytę. Gaila, kad nepirkau. Jameso Bondo 007. Gan vertinga. Daug čia tokių buvo įdomių daiktų, bet reikia užtat žinoti. Čia apyrankė sublizgėjo, bet pigiai jinai. Čia dėžutę dar patikrinau, nematyta. Pakilnojau keletą kompaktų. Liūto karaliaus. Čia DVD pastebėjau, bet buvo Toshiba be HDMI jungties. Tai tiek jau to, turiu tokių pilną.
Ant šito stalo pastebėjau elektronikos, šitas telefonas buvo įdomesnis, 8 svariukai. Specialiai pakilnojau, kad po to grįžęs namo patikrinčiau kainą, brangus jie. Jeigu geresnio stovio apie 100. Čia Wii kažkas nusipirko, šeiminėlę. Pakavo, dėjau į maišiuką. Dar čia pamačiau Bakugan žaisliukus tuos, rutuliukus, šiaip jie brangoki yra, jeigu naują pirkti. Čia už viską 10 norėjo. Šiaip palyginus gal kaina gera, buvo minčių pirkti, bet nenorėjau rizikuoti. Ir vėl viskas sukrauta ant skrinios, gražiai tilpo. Vakar pavyko sumedžioti šitą sekmadienį. Daugiau šį kartą retro elektronikos. Taigi pas pardavėją radau PlayStation 2 memory card, paprašė svariuko, už šitą pelytę taip pat svariukas ir už šitą televizoriaus išmanų jungiklį, kuris yra 1 terabaito atminties. Paprašė 3 svarų, tai už viską sumokėjau 5. Šita kortelė nėra labai brangi, 8. Šita pelytė nustebino. Viena įdėta už 40, o 2 po 80. Aišku, klausimas, ar kam jų reikia. Kištukas irgi įdomus. Bus matyti, šitas grotuvas, mačiau 40 įdėtas be pultelio, čia nais irgi be. Toliau raketė, Wilson firma, atrodo nenudaužyta, švari, graži. Kainavo 1 svarų. Vertė maždaug 25. Toliau kaklo masažuoklis, svariukas. Pora yra įdėta po 12, bet be dėžės. Tai gal 16, gal 20. Toliau vienas žmogus pardavinėjo retro. Turėjo jis keletą tokių dėžučių, kompiuteriukų. Tai iš to pačio pardavėjo šitą pirkau, po to šituos ir šitą. Tai aš ten pasilgai užtrukau, nes jis turėjo gal tokius 4 skirtingus. Bet, žodžiu, dabar viskas paaiškėjo, kad čia truputėlį kitoks įdėtas, jis gal susimaišė. Čia yra oranžinis. Dėžutė parašyta, aišku, aš nelabai pirkdamas atkreipiau dėmesį, MK6, kaip suprantu, 6 žaidimai. Čia mat šautuvas. Ten prie vienos dėžutės buvo šautuvas, tai jis norėjo 15, o ten buvo 3 po 10. Gaila, nepavyko filmuoti, nes labai jau užsiėmęs buvau. Viskas kaip ir gražu, faina, bet dangtelio trūksta. Ir čia yra, kas svarbiausia, MK4. 4 žaidimai. Truputėlį aiškus pigesnis. Nėra čia kosmosas. Apie 30 svariukų. Aišku, ir dėžė kitokia. Turėtų būti oranžinė.
įdėsiu nuotrauką. Tai nežinau, gal kam padovanosiu arba parduosiu, bandysiu. Bet čia aišku daugiau žiemą tokie dalykai. Ai, dar tas veidrodėlis irgi pirktas iš to pačio. Tai rokį iškart pasiėmiau, kadangi rokis man patinka. Žiūriu, stebiu. Visi filmai peržiūrėti po kelis kartus. Už paveiksliuką norėjo, už veidrodėlį tokį. Norėjo 3 ar 2, 3 tikrai, gal 3 max. Tai visai nieko, bandžiau ieškoti internete, bet reikia dar geriau pasistengti. Greitai akį užmečiau, tai neradau. Bet pasiliksiu savo, pasipuošiu kambarį. Toliau PlayStation 1 svariuko paprašė. Dėžutė iško apdaužyta, bet kompaktas gražus, knygutė, kas svarbiausia. O dėžutės ateityje susimedžiosim. Čia į kolekciją. Nėra brangus. 10. Tai gerai. Panasonic telefonas. Vėl žmona pirko. Rado. Sakė, 3 svariukai kainavo. Apie 20 vertėjų. Taip pat ir šitą telefoną pirko, mokėjo svarą. Aišku, čia kaip ir ne firminis, galim sakyti. Nežinomas brandas. Nieko čia ypatingo. Apie 10 svariuko. Toliau šitos kasetės video. Šiaip griebiau aš jas iš karto, prašė 5. Nenuleido, sakė brangiai kainuoja. Šiaip tie plokštelės vinilo, tai apie 30-35. Ten prasideda, aišku, jau nuo būklės. Čia paprašė 5, už abidvi 10 sumokėjau. Jau pagalvojau, kad kažką gero pagriebiau, bet apžiūrėjęs ką tik bėjui tokios po 8. Yra net ir 5 be dėžutės. Tai nieko ypatingo. Turiu sesės vyrą, kuris mėgsta tokias grupės, tai jam padovanosiu. Žaidimai Olympics. Nežinau, čia kažkokios konsolės. Įsivaizduoju, parašyta. Dabar tik pastebėjau, kad 2 pasikartojantis. Po svarą prašė, tai tiesiog paėmiau ir tiek. Labai nesukau galvos. Nėra jie brangus, apie 80. Ir aišku, nėra jų daug, tai bent tie gerai. Toliau futboliukas, 3 svariukai. Kelintų čia metų kažkas apie 80-ųjų. Buvau įdėjęs bateriją, bet neveikia. Nežinau, dar reiks pavalyti kontaktus, bet kad atrodo švaru. Šiaip atrodo pats tvarkingas, gaila. Niekas neveikia. Reiks gal dar pasėdėti, kai bus daugiau laiko patikrinti. Čia filmukas 1 valandos. Buvo dar viena tokia kasetė, bet mačiau, kad juostelės mažai, tai po to pamačiau, kad čia 1 valandos, tai šitą tik paėmiau. O 2 minutės beliko filmuoti. Tai va, svariuką paprašė, bet tuo metu pirkau kartu su šitu, tai 10 sumokėjau. Tai kaip ir už dyką galim sakyti, 10 vertėjo. Šitas irgi svariuko paprašė. Pardavėjas Sealed 18, mačiau, yra eBay, 85 metų. 85 metų.
Šitą peleninę irgi svariuką paprašė. Gerai. Toliau už šitą 3. Įdėjau baterijas, veikia, rašo kažką, reikia tik tais įdėti kompakčiuką, tikrint, žiūrėti. Bet šiaip, vat, man atrodo, kad ir dėkliukas pats vertas apie 10, tai tikrai iš geros medžiagos, neaptrintas. Toliau dar Lego paėmiau. Čia tokie visokie mechanizmai skirtingi, vaikui bus gerai pažaisti. Porą svariukų ir dar žmona sumedžiojo dokumentams susidėjo dėžutė, metalinė šį kartą. Tai visai gerai, gaila aišku rakto nėra, bet dar greitai peržvelgsiu, ką pavyko parduoti. Už projektorių taip ir nesumokėjo, tai atšaukiau, iš naujo įkėliau parduotuvę. Parduotas maitinimo blokelis JBL už 18 svarų. Dėl šitos kameros gavau laišką iš pat pradžių. Vokiškai parašyta buvo, išsiverčiau. Klausė, ar švarus, gražus, ar veikia, ar sukasi varikliukas. Tai atrašiau aš jam angliškai, kad viskas tvarkoj. Tai tą pačią dieną nupirko už 54. Čia parduotas dujų signalizacija, kaip čia matuoklis, ne matuoklis, bet sirena. 18 svarų. Čia žaisliukas, Thunderbird. Parduotas už 5. Panasonic Blu-ray grotuvas. 25 svarai. Čia mechanizmas pritraukti valtims ar karavanams. Pasiūlė 22, tai sutikau. Čia maitinimo blokelis Lenovo laikrodžiai. 8,50. Čia masažuoklis dalims. 10 svariukų. Laikrodukas. Faux parts. Dalims irgi, nes neveikia. 10 svarų. Svarstyklės. 22 svariukai. Toliau čia kamerom prijungti, stebėti, žiūrėti, kaip ir veikia. 18 svarų. Svarstyklės. Ilgai aš jas turėjau, bet išlaukiau, nupirko. 30 svarų. Čia pakabukas. Iškeliavo lygtais į Kanadą. Taip, Kanada. Čia nupirko Toshiba kasečių grotuvą VHS. 30 svarų. Ir čia jau kitai savaitai. Žiebtuvėlis. Taigi tiek daiktų, visai gerai.
Ačiū brangiai, kad žiūrėjot ir susimatysime kitose video.